Smagu matyti besišypsančias mamas, moteris, tad šiandien ir norisi pakalbėti būtent apie šypsenas. Žmonės, kurie šypsosi, be abejo yra ir mielesni, ir netgi gražesni. Su jais ir bendrauti daug maloniau negu su tais, kurie visuomet susiraukia. Tačiau kartais priežastis gali būti ne tik tame, kad žmogus nenori šypsotis. Jis gali turėti nepakankamai estetišką šypseną. Na ir šiandien aš apie tai kalbuosi su žavia mama, moterimi, aktyvaus gyvenimo būdo propaguotoja, kuri apie šypseną žino viską, nes yra Šypsenos akademijos vadovė, tai Gintarė Krikščiūnienė. Gintarė, ar iš tikrųjų žmonės, kurie daug šypsosi, yra ir sėkmingesni ir gyvena ilgiau? Iš tiesų, psichologai identifikuoja net 19 šypsenos tipų. Ir jeigu mes paklaustumėm jų, daugelis pasakytų, kad šypsena yra sėkmingo gyvenimo, pozityvaus požiūrio į pasaulį rezultatas. Bet iš tikrųjų šypsena ir yra įrankis sėkmiai susikurti. Taip kad jeigu mes šypsomės, mūsų organizme skiriasi begalė teisingų medžiagų, laimės hormonų, mažėja streso hormonų kiekis. Dėl to žmonės iš tiesų, kurie šypsosi, ir yra laimingesni, ir tampa laimingesni. Smagu klausyti, bet aš tikrai žinau, kad kai kurie žmonės kontroliuoja savo šypseną, nes jie neturi tos estetinės šypsenos. Kaip jiem jaustis iš ties? Iš tiesų, žmonės nesišypso dėl dviejų priežasčių. Viena, kaip ir sakėt, gali būti psichologinės problemos, iš esmės žmonės nenori šypsotis, bet daugelis žmonių nesišypso būtent dėl anatominių priežasčių. Lietuvoje yra net 70% žmonių, kurie kenčia dėl neteisingo sąkandžio. Tai yra kreivi dantis, rotuoti dantis, neteisingas sąkandžio, per dideli tarpeliai tarp dantų. Daug žmonių iš tiesų Lietuvoje nesišypso ir dėl to, kad jiems trūksta danties būtent estetiniai zonai. Nesišypso žmonės ir dėl to, kada jie būna nepatenkinti savo dantų formą arba spalvą. Gintarė, tai kokiegi tie stebuklai, kurie padeda žmonėms vėl pradėti šypsotis? Prieš keletą metų Lietuvoje pasirodė naujas gydymo metodas, tai yra dantų tiesinimas skaidriomis kapomis, kas iš tiesų atvėrė galimybės. Atvėrė galimybę žmonėm greičiau patekti pas gydytoją, turėti mažiau vizitų, trumpesnę gydymo trukmę, greičiau pasiekiamą rezultatą. Kas yra labai smagu, nuo praeitų metų, tai yra nuo 23 metų rugsėjo mėnesio, bendradarbiaujant su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, su Pizos ir Milano universitetais, mes Lietuvai pasiūlėme netgi dantų tiesinimą skaidriomis kapomis vaikam nuo 7 metų. Mamos yra labai patenkintos dėl to, kad jų vaikai gydosi mieliau, neturi barjerų, neturi baimės daugiau iš bendramžių. Taip, yra mažiau baimių atrodyti, ne taip, kaip atrodo turbūt daugelis bendramžių. Ir rezultatai yra stulbinami. Antra mano dažniausiai paminėta anatominė nesišypsimo priežastis yra dantų netekimas. Šiandien dienai dantų implantais galima atkurti tiek pavienius dantis, tiek jų grupės, netgi galima gydyti bedančių žandikaulius, atstatant pilną dantų lanką ir suteikiant žmonėm galimybę vėl šypsotis, valgyti ir jausti gyvenimo džiaugsmą. Šypsenos akademija nuolatos ieško inovatyvių būdų, padedančių sumažinti žmonėm baimę, skausmo nerimą. Šiais metais mes rinkai pasiūlėme naują implanto aktyvavimo plazmą principą, kas iš tiesų dar pagreitina implanto prigijimą, dar sutvirtina jo įsitvirtinamo kaulio procesą, užtikrina stabilumą ir prie viso ko, man kaip farmacininkui labai smagu, kad sumažina antibiotikų vartojimo poreikį. Mes su kolektyvu visiškai nesenai dalyvavome mokslinių tyrimų pristatyme, kuomet Harvardo universiteto mokslininkai pristatė tyrimą, jog šypsena iš tiesų ilgina mūsų gyvenimą.